Hello, it's nice to be here in Lithuania. Labai yra malonu būti čia Lietuvoje. As an American scientist, I would Kaip like to speak Amerikos to you mokslininkas, aš noriu Jums pasakyti about fracking. apie dujų gavybą frakcijos būdu. The environmental hazard that occurs when we're taking natural gas out of the ground. Tai yra naikinimas mūsų giluminių išteklių All žemėje through North America, per visoje Šiaurės Amerikoje. this is a common practice. Tai yra normali praktika. That's not only polluting the ground, Tai ne tik tai teršia mūsų žemę, but the drinking water. bet tai užteršia mūsų vandenį, kurį mes geriame. To get the gas out, they have to put deadly chemicals on the soil. Kad gauti iš skalūnų dujas, jie turi į žemę supilti labai nuodingus chemikalus. And many of those chemicals may last tens of thousands of years. Ir daugelis iš tų chemikalų gali išlikti viduje žemėje 10,000 metų. A country like Lithuania should be relying on sustainable energy. Ir tokia šalis kaip Lietuva turėtų iš esmės galvoti apie atsinaujinančią energetiką. Wind, hydrogen, Tai yra vėjo, tai yra vandens energija, žemės energija. are viable solutions for intelligent people. Tai yra patys geriausi sprendimai Don't fall into the žmonėms. trap Nebūkite suklaidinti, of big countries like the United States and nes Europe. didelės šalis, tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos arba didžiosios Europos valstybės, Maintain your real freedom. jie nori pavergti jūsų tikrąją laisvę. Take care, Lithuania. Ir būkite dėmesingi.